Labas, tai įrašau mokomųjų video, ką aš padarysiu su baneriais. Tai pirmiausia, einu į Online Image Compressor ir I love IMG. Aš atsirandu I love IMG ir su kompresiniu pirmiausia imidžu, kad jie būtų nedidelio dydžio ir taip toliau. Ne? Dabar jau turim toks ilgesnis, paprastesnis video. Tai tada einam į modulius, modulo manager. Ir čia dabar mes ieškom, atsiprašau, ne modulo manager, bet yra Leo feature manager, kur tos mūsų slide. Va, Leo slideshow configuration. Čia matome yra slide 3 desktopo slideris, slide 3 mobile. Tai paspaudžiu manage sliders. Matau, va, pirmas dvi nuotraukos yra dingusios, visos kitos, matai, yra neaktyvios. Yra va šita aktyvi, šita taip toliau. Nu, tai man, ta prasme, aš galiu deletinti tą sliderį. Čia šitus, tai aš manau, kad aš tiesiog deletinu. Aš galiu paimti sliderį ir duplikuoti. Tai gerą sliderį paduplikuoju. Klikti edit. Paspaudė edit, čia apačioj pasirado visas sliderio editas. Ir ką mums reikia padaryti, set background image. Set background image. Duoda pilti turbūt. Kontrast šitas. Visos šitos nuotraukos. Tai turbūt prizijark. Nu va, susiaplodino nuotraukos. Čia galima jau gal senas ir įsitrint, pasižiūrėti, taip toliau. Bet iš esmės, tai ką, tai aš pasiemu vieną nuotrauką ir turiu dar tada yra, kur tas linkas turi vesti. Nu ir prasideda dabar vast spots. Tai aš kadangi nežinau, iki galo man atsiunti tik nuotraukas, tai vadinasi tau reikės pačiam paimti ir sudėti visus linkus. Vast. Kas čia vast? Nežinau. Vast project, new product. Nežinau, ar čia tinkamai taip darau. Nu tai vat, taip man užduotis visos ateina ne iki galo. Ir čia yra LT ir polska. Tai būtinai reikia žiūrėti, kad būtų PL kalba. Tai ką mes padarom? Mes padarom save slide. Ir gaunasi, kad mes priešinam, turim vast spots, tai sliderį, taip toliau. Nu tai aš jį tada vėl duplikuoju ir įdedam kitą nuotrauką, tai jau visos nuotraukos yra sudėtos. Tai duplicate vast spots. Tai jeigu kas nors sutvirtinta, man nepatinka šitas, kaip nutiko. Todėl tai nenori pasidubliukuoti normaliai. Ai, aš išdėlytinu. Taip, dabar gerai. Taip, šitas čia susipynė kažkada. Duplicate, atlikti edit. Dabar šitą editinu. Vietoj, taip, pavadinimas, ne? Another item. Reikia pavadinimo padaryti, polski ir lietuvių kalboje, tada tas linkas, tada image. Tai čia dabar reikia tik tai surasti pagal pavadinimą, kuris tas opening dėjo. Ne? Va, turime čia opening. Va, čia gal. Ne, čia turiu surasti review. Kuris čia dabar tas slideris. Nu, aš matai bijau, bet aš tai pavyzdžiui visus tuos senus ištrinčiau
Ir ištrynęs visus senus, čia tada to tokio last sports matau. Ir matau, jau kaip atrodo. Taip, silkė, o prantė. Čia kažkoks yra. Taip, ieškau. Aš galėčiau pauzinti video, bet čia vat, noriu pamatyti, kaip viskas veikia. Nerandu aš to, gerai. Galim tada padaryti taip. Pasikelti. Naujausia. Tai šitam irgi reikia. Nu, pabandyk, žodžiu, pat susidėti tos slaiderius. Jeigu kas nepavyks, sakyk, tai va 3 slaideriai yra. Šitą tai aš manau, kad čia reikia išjungti. Šitą išjungti. Aš jau tai tavęs tai prasitrinčiau čia visus nereikiamus. Po biškį trinčiau. Šiandien tada nebūtų šitam slaiderį ištrinti. Nu, aš čia dar pažiūrėsiu dėl šito, kodėl čia nėra jo optionų editorium. Bet overall tai prasitrint, prasiseivint, prasivalyti.